Našlė ir velnias. Buvo dėdas su boba, jiedu labai nesutiko. Būdavo, kasdien barasi, pykstasi, smaugia ir galų gale tas dėdas prasikeikė, o numiręs turėjo eiti į pragarą. Velniai dabar pragare jam visokias kančias daro, o jis vis juokiasi, klausia velniai, dėl ko kiekvienas žmogus pragaro kančių bijo, o tau baisiausi kankinimai vienas juokas. Kaip man nebus juokas, kad aš gyvas būdamas turėjau tokią bobą ir nuo jos didesnės kančias kenčiau kaip čia. Sako vienas velnias, na kad taip, aš eisiu pas tą bobą, bandysiu ją vesti, žiūrėsiu, kaip ten bus su ja. Atėjo pas tą našlę, toji sena boba su visom 4 už jo ištekėjo, bet velnias po vestuvių toks miklus, toks mitrus, kad ką tik boba sugalvoja, tai jau to velnio padaryta. Bet toliau jau ir tą velnę įmana gan, jau ir ant jo plūsta. Įlandino vienąsyk velnę į krosnį, kad sukrautų durpes, o kai negerai sukrovė, boba plūsdama sako, o tu šėtone, kaip tu durpes sukroviai, kad aš tau užkursiu vantą. O velnė sako, jau man galas, kad tu ir vardą mano žinai, jau man čia negyvenimas. Ir bėgtas velnias. O žmogus vežimą šieno krovėsi, velnias sako, žmogau, susimildamas, paslėpk tu mane nuo tos bobos, aš tau duosiu krepšį pinigų, eik šiandien, pakrausiu po šienu, ji tavęs neras. Velnias toju šoko ant vežimo, šmakšt ir palindo po šienu, o žmogus jį apkrovė. Atbėgo boba, sako, žmogau, ar nematei čia bėgant tokio žmogaus? Žmogus sako, nemačiau. Na kur tas nelabasis nubėgo jau, sako, aš jo nebepagausiu. Reikia grįžti atgal. Ir nudūlino savo. O velnias išlindo iš šieno drebėdamas. To jau nubėgęs atnešė žmogui krepšį aukso, o pats, nukūrėsi pragarą, mirusi dėdą paleido. Sako, gana tau kankintis, eik kur nori. Aš irgi pabandžiau gyventi su ta boba ir turėjau bėgti.